hit the comb. No. Oh, really? Yes. It's a difference. So there is a fake taxi, like a driver, and then there... Nu, zdarova velniai, pagaliau viskas priduota, be jokių nesklandumų, tai lekiam prie vartų. Taip atrodo bedarbio ofisas Kopenhagoj. Tai ieškom darbų, kai bus žiūrėsim, bet testas mano suniokotas buvo. Tai dar valandai iki Abudabio skrydžio. Iš aviacijos laikų, kai anais metais belekiek keliavau, tai realiai net atsibodė yra keliauti, turbūt nekenčiamiausia vieta yra oro uostai. Bet keliaut patinka, tai reikia kentėti šitą dalį ir tada mėgautis visą likusią kitą dalimi, nes čia tik trumpiausia dalis. Ir dar Nairobis skrydis, vidurnaktį tik nusileisiu, tai varysiu iš karto Uberį išsikviest, nes tas nuomotojas parašė, kad sako, aš tau galiu Uberį iškviest, bet už $10. Nėra prasmės, nes aš pats Uberį galiu išsikviest. Tai labai įdomu bus, kaip ten seksis, bet atrodo, kad Kenija pakankamai išsivysčius šalis, tai turėtų būti viskas ledas. Praknisau skrydį į Abudabį, kai iš Kopenhagos skridau, buvo 30 minučių likę. Tai dabar visas susmirdęs, jau dabar 11 vakaro. Here you go. Wie wir sind drauf jetzt, weil ich muss jetzt die 2 Leute dann heute noch benachrichtigen. Sorry? I need to go in contact with my taxi driver now. So, let's solve your situation with the ticket and then. Tai vokietė moteris prie Albos paprašyti, tai kadangi jos vizos buvo problemos, tiesiog paso numerį netaip įvedė, tai pabandžiau padėti, prasigdysim gal 2 valandas kartu ir galų galiausiai padėjom. Tai dabar vizą sutvarkė per e-mailą, tai bandom jai rebukint bilietą kažkaip, pabandysim pramušti akciją kažkokią ir nežinau, viskas, eisim dar nusivesiu gal pavalgyti, nes aš gavau dar mylus, nes man Etihadas rebukino flightą, tai 2 nakties išskrendu, tai be miego visa naktis ir pailsėsiu tiesiog lėktuve ir atskridęs ten į Itaną, tai pažiūrim, kas čia vyksta. Su kokia mes čia hebrytė? In DR Congo for 5 months? Oh, really? Yes. It's a difference. No. That's why I'm also calling you Mama. Yeah. I'm 73. 73. And still traveling. That's crazy. Alone, imagine. Yeah. Just From me too. see. Blemba, koks filmas čia buvo. Nu, bet gerai, išsprendėme į situaciją, tai labai ramu, kad viskas pavyko jai ir dabar ramiai man ir sąžinės negrauš, kad aš jai padėjau. Tai viso ramu, turiu bilietą ir jo, nebedaug laiko liko, reikės skristi ir viso, Nairobis, prapisau nakvynę pramogos lėktuve ir nu ką, varysim į Itaną iš kartai. Bus smagu, atrodo, kad bus smagi kelionė. Ką, Nairobis, pusrytukai Nairobį. Security praėjau, viskas checked in, viskas ramu. Tikiuosi nekvies, nes mačiau negalima skarbonką vežti, salmoko prisidėjęs. Tai, bet man rodos viskas praeis, nes šita apsauga tokia lieva pakankamai. Kas įdomiausia, tai jų tokie pinigėliai. Realiai daviau 50 eurų eurą. Sako, very big, bet blemba, 5 eurų už kavą ir sumuštinį, tai net neturėtų būti labai daug. Bet šaibos atrodo taip. Tokios Monopolio pinigėliai. Tai dabar, kadangi skrydį praknisau paskutinį, tai 6 valandas vėlavau atskrist. Ir viešbutis nuplaukė, tai realiai tiesiog variau tiesiai į uostą, kad skris tiesiai į Eldoretą ir varysiu iš karto į stovyklą. Tai be miego naktis tokia, bet bent padėjau dar močiutei, nes blemba ragas ten buvo. Tai, nu bet nieko, svarbiausia, bet gerai, tai bus įdomu, kas toliau. Iš tikrųjų dar visai skirtumas yra, tarkim, gal kažkiek panašumą į Kongą, bet kartu yra visiškai civilizuota viskas, niekas tavęs nepriskabinėja, nėra tiek daug žmonių, gal dar kartu dėl to, kad rytas, bet visiškai kitaip, nu,
nėra tokios netvarkos betvarkės, ar ten oro uoste kažkas tavęs nebando atimti daiktų, nes Konge irgi buvo situacija, kad bandė AirPodus atimti, visus kitus dalykus, Apple Watch'ą, sako, give me money, pasiėmė, taip, čia apsauginis jau prie metalo detektoriaus, tai čia tokių situacijų nebuvo, visi labai pagarbiai bendrauja, tai žiauriai fainai, kad jauties komfortabiliai, nes ten tikrai nesijausdai komfortabiliai. Tai pažiūrim, kas toliau. Toks va pakritimukas. Tai bent biškį atsigaut, palisėt ir dar liko 3,5 valandos iki skrydžio. Kas susitvarkiau, galiu į lauką išeiti. Toks gaivus oras, žiauriai smagu. Tai dar valandėlę skrydžio ir tada valandą mauro su mašina ir pagaliau būsiu vietoj. Thank you. It's a little bit hard, you know, with all the snow and everything. Yeah. And there's no motivation when it's always dark. You know, you wake up, it's till 9 o'clock, it's completely dark. And the sun is setting down at 3. Yes. Summers are okay. Summers are like this. Like this weather. Yes. But this winter, like in 5 years, we didn't have this winter like this. That's the lakes are frozen and everything. Nice. As an executive now, the county government. Executive where? Executive with the county. And how to say thank you in Swahili? Asante. Asant? Asante sana. Thank you. Asante sana. Yeah, thank you very much. Asante sana. So asant is just thank you. Asante sana is thank you very much. In my language, to say hello is labas. Oh, labas. Yeah. Koheri. Nu ką, visai greitai čia. Viskas vietoj. Mano lagaminas matau vietoj. Ką kitas normaliai. Viskas vietoj. Afrikėlė. Tai varom vairuotoją ieškoti ir pučiam iš čia. Noriu aš jau biškį pakrist, nes gal užteks keliaut, ne? Na, driveris pasiėmė. Šiaip gražus oro uostas, labai toks mažiukas, bet viskas labai sklandžiai vyksta, greit iškrauna. Maladės, hebrytė. I have a friend also is going with me. Oh, Yeah. nice to meet you. How are you? Good, how about you? I'm fine. I know some words. Jambo. Okay. You're from here, yeah? Yeah. Mambo VP. Goa. But I'm coming from China. Ah, China, what you did there? I ran a Hong Kong marathon. Oh, how it went? I don't finish, you know, there is another It's heavy. marathon. Here. I was running after 40 days for this race. So I was going there for adherence because now I have 40 days. Oh, shit. So you didn't finish the other marathon? Yeah, there is another marathon I ran in December. And Macau marathon. oh, and how it went? I ran Kosrabat. Sorry? I ran Kosrabat in Macau. Okay, and what was the time? 2920. 29. 2:09. That's crazy. Hey. I see you have some running shoes here. You're also running? Yeah. You're also running? Me? Yeah. Just running shoes. So Oh, this is not yours? it's for an athlete. She's traveling tomorrow, so Ah, okay. Yeah. Yeah, it's like in Europe, it's cold. So I traveled here 35 hours and I left my home, it was minus 18. 18 years. Yeah, 1.8. Yeah. It was too cold, you know, it's everywhere snow and it's very hard to run and everything. I will not survive. No motivation, it's always dark. I will not survive there. Believe me, you would not. Teach me any bad word in Swahili? Bad words? Yes.
Wewe ni mrembo sana. Very long, you know? Not long. Wewe Wewe? ni Wewe ni? mrembo. Wewe ni Brembo? Yeah, you tell ladies, wewe ni mrembo. You are very beautiful. So this is not bad word. No, I don't like bad words. I don't like bad words. Wewe ni Brembo? Wewe ni mrembo. Wewe ni Vrembo? Yeah, you tell, oh, wewe ni mrembo. See, it's market place. Yeah. People selling. Shoes, clothes. Trying to make this. Nice. I hit the count. No, no. Save them, save them. I saved them. We need milk and meat. Tai toks gyvenimėlis čia. Sėdžiu su maratonininku, kuris tipo jau top per 2:09 bėga. Tai čia žiaurus, realiai, tu prasme. Insane. Tai manau, tik daugiau tokių žmonių sutiksiu ir pabendrausiu, tai reikės gal kokį 100 metrų challenge šauti, gal atlaikys. So there is a fake taxi, like a driver, and then there's called fake taxi. Nu, atvykom pagaliau. Gavos 34 valandos ir 44 minutės kelionę. Tai nežinau net ką pasakyti. Reiks pamiegoti ir gal bandyti prasibėgti. Įdomu, gerai viskas žiauriai atrodo. Tai vaizdas tai nesveikas, kartelės parodysiu. Nu ką, labas rytas. Jau vakar išsidaužęs po 35 valandų kelionės. Tiesiog kritau miegoti ir 4 valandas pramiegojau, susipažinau su visais. Tai pasirodo, mano kambariokas yra paskutinė olimpiada liko 4 maratone. Tai, nu toks, žinai, nu tipo, neblogas. Visi kiti irgi kosminiai bėgikai. Kas Amerikos studijavę ir bėgikai buvę, kas šiaip tiesiog užsiema bėgimų ilgokai, bet jo, toks kambariokas tai neblogas. Šiaip maladės šivelis atrodo sueisim, tai dėl to labai fainai. Tai manau, dar čia tik pradžia vakar irgi ten važiuojant, kiek matė, ten irgi tas šivelis. Viktor ten kažkoks čik ar koks ten, kai maratono laikais sub 10, aš net maratoną nebėgę. Tai juokinga, bet nu, ir atvarėm tobulėt, tai tas smagu. Tai jau ruošiuosi pirmam bėgimukui, vakar nebeturėjau jau jėgų, pramiegojau viską. Maistas, apšia proteino nėra, vien tešla ir padažai. Nieko realiai nereikia daryti, nei indų plaut, nieko, viskas surenka, padaro valgyti. Tai, nu toks kaip viešbutukas, bet labai paprastai, visi labai paprastai gyvena. Maždaug va toks, taip atrodo, biškai čia betvarkė. Čia ne mano, jeigu ką pusė. Tai jo vaizdelis va toks, žiūrint pro langą. Tai realiai va viskas taip atrodo. Čia prieangis, uždaryt duris, nes va duperskis. Mano princesės lova. Tūlikas. Viskas labai paprastai iš tikrųjų. Dušas. Tai visi čia labai paprastai gyvena. Turbūt keisti surrealu gal biškį, kad ir olimpietis kartu gyvena. Toks savo vaizdelis. Visi jau ruošiasi bėgimukui. 8 startuosim su vokiečiu. O čia šefas. I'm just gonna use the hot water. Thank you. Darom mum pusryčius. Blogiausia tas, kad viską valgo jie tešla ir padažas. Mėsos jokios nebuvo, gal tik dešrelių buvo ir viskas.
Tai buvo dešrelė su daržovėm ir makaronais. Tai tokia ta mėsa turbūt nieko daugiau ir nevalgysiu. Kažko iš būtent čia tai reikės surinkti proteino, nes visi sliekai kambariokai žiaurūs. Tai nenoriu aš toks būt. Ką reikėtų ruoštis, pavalgyti ir po to jau pasišnekėti, kaip seksis po bėgimuko.